esi. Tu ten nulėkiai, ten pamojavai, ten nieko nebuvo. Ne ten matos, bet ten buvo, supranti. Labai jau nenorėjau būti žvaigždė didelė. Dabar žiūrėk rankinukų jau. Gal jau nebėra. Ten buvo, žinau, kur mes buvom, buvo didesnis miestas ir didesnis arklys. Šičia auga labai įdomus medis, uogos kajavietės, pačios kajavietės, tik ant vyšnių kauliukų, ne, ant vyšnių kotukų. Įvažiavimo zona nacionalinės parkas užima daugiau nei 100 metrų. Nu, kaip čia tau yra? O kur tu čia esi? Kas? Karka? Ne karka? Kažkaip kitaip. Nu gerai. Dabar gali eiti jau. Gerai. Aušra, o gal gali ir aparatą nunešti? Labai gerai. O žiūrėk, ten seklamomus tiek ten maudas visi. Na, šitas įspūdis labai geras, bet matysim dar ir didesnių ir gražesnių krioklių per visą kelionę Kroatijoje. Agavų žiedai, čia yra agavų žiedai, tokį didumą, tai pas mūsų medžiai. Po ilgos kelionės pagaliau pasiekėme Kroatijos pajūrį. Dabar dešinė visi, viskas tėvai. Vyriauks. Kroatai kroatams labiausiai nepatinkantis ir jiems populiaru vietiniams gyventojams maudytis gėlam vandenį, kad ir Kirkos upėje ar kokiam gėlavandeniam ežere. Salose yra ežerų, tai irgi buvo su jūros vanduo, bet tiesiog Atvažiavę įsikūrėme pas šeimininką apartamentuose ir
pavalgėm vynogių, granatų, pasiskynėm, apelsinų, rytoj eisim prie jūros. Nu, ir kur tu čia dabar esi? O kokia? O kodėl Žydroji? A dar yra ir kitokia adresų yra? O tai tas miestelis čia dabar va tas koks? Po kalno. Po kalno. Matai, o čia va tame va gyvenam mes, ne, o čia. Aha, po tą palmę. Aha. Na gerai, gulėk. Ką ten veikia? Pasilindusi po to krūmų. Vieną dieną pritaikę progą pabėgome į kalnus savarankiškai, be gido. Galvojam, ką nors įdomesnio rasti, aišku, radome. Kas įdomiausia, kad figų prisirinkome tos, kurios ten gana brangiai kainuoja. Maža vertinėlė kainuoja apie 20-30 litų. Mes prisirinkome jų kiek tik nori, jos naudojamos ir žalios, ir džiovintos, kas įdomiausia, jos nesupūna ant medžių, o sudžiūna. Sėkmingai nusileidome nuo kalno ir kitą dieną važiavome į Bosniją ir Hercegoviną. Paukščių? Škotai, bet tiek daug. Aha. Žinoma, neperteiksi to, ką matėme, nei vaizdais, nei žodžiais. Kol nepabuvosi, pats ir nepamatysi. Pagal ežeriuko, ne? Sakykit, ponė, kas čia yra, koks čia domies? Mostars. Mostars, tas telts, va, matos toks gražus. Čia sujungi katalikus Su netikėliais. su musulmonais. Su musulmonais. Vienoje pusėje katalikai, kitoje musulmonai. Toj pusėje musulmonai. Taip. Nes yra va mečetė. Taip. O, koks tai vida. Vyra. Kitoje pusėje katalikai. O toj pusėje katalikai. Kryžius ant kalno, nematau. Nu, kalną svarbu, matau, kryžiaus nebūtinai. O čia yra, čia reikia sulaukti kažkada ateis laiks, kai šokinės jie nuo to telto. Na jau supratom, Mostars, ne? Mostars. Dienos žemė, kokios valstybės? Bosnija Hercegovina. Kokios? Bosnija Hercegovina. Labai puiku, ačiū. Mostaras tai senovinė sostinė, dabartinė sostinė Sarajevas. Šiaip Bosnija labai skurdi šalis, turistai atvažiuoja tik tais vienai dienai, taip kaip mes iš Kroatijos. Labai viskas pigu. Pavyzdžiui, kavos puodelis nekainuoja netgi euro, kad ir kokioj prabangioj kaviniai tai būtų. Štai matome tikrąjį veidą, vaikai elgetauja, tiesiog guli ant šaligatvio ir prašo išmaldos.
Dabar važiuojame į Meždugorje kalmelį, kur apsireiškė mergelė Marija 1981 metais. Na dabar pasakyk, kur čia buvo, kur čia atėjau. Švenčiausia Marija mergelė čia apsireiškė. Kokiais metais? Nežinau. 81. Nu tai jau paklausai, jeigu žinai. Na tai tu esi čia korespondentė. Mano vietinė turi pasakyti. O čia tom kalno ėjom. Ten nupaveiksluoji. Ne. Tai nupaveiksluo. Aš neužlipsiu. Tai su pagaliu, hoči, gausi. Jeigu tiek nelipai. Lipsi. Visą ant kelių krentam prieėjom. Ar ten prie ant kelių reikia vauktis, kaip prieini. Nereikia. Kas tau Nu, sakė? žiūrėk, va visi. Kas tau kas neplūgės, kas neristikė. Čia Bosnijos Hercegovinos Meždugorjės kaimelį apsireiškė Marija 81 metais. Va. Stabdys. Rugsėjo pradžioje šitose platumuose oro temperatūra 33-30 laipsnių šilumos, tai jiems jau kaip ir nebe šilta, o mums tai labai malonu, kad galime atsivėdinti ir čia yra kur, eilinis krioklys. Šalia nuostabu ir vis šalta į puotilindę. Ne dar, nespėjau. Šil. Kaip ir jūrai. Aš dar nemaudžiau. Liek, maudysiu. Neskriu. Ar nepanėrė, kiek ką dalis? Mes karyliai važinėjom, tai grinai per nes kraštai. Ir jeigu kėlės mes važiam, tai išmokinti tai. Va toks kelias. Ai, čia jo.
Statulėlė. Ne, visą laiką pakvietė. Tai ne Liza buvusi? Jūs, kur tas dėdų atsiradė? Man į foto. Turėjau daug fotų. Apačioje mums matomas kelias, atvažiuojant į Kroatiją, atrodė labai aukštai. Svarbu kojas. Kojas matytų. No, gražios kojas. Nu, dabar pasakyk, kur čia esam. Biokovo kalnuose. Ne Biokovo kalnai, čia yra nacionalinis parkas Biokovo. O tai kokiam aukštį nuo virš jūros lygį? Kilometras. Da, nėra kilometrą, biškai mažiau, bet da kels iki kilometrą. Tai va, tai gerai. Jo, 8 dar ratus aplink ir bus viršų. Kaip ten Pusantro tūkstančio. Kad tos visas viršūnės jau apačioj pasilikusios. Visas viršūnės apačioj? Nu, kiek mačiau viršūnė visas apačioj jau. Kiek liga? 2 mylės. 2,5. O, koks vaizdas. Nebeįlip. Čia gali pagalvoti, kad lėktuvo. Jo, iš lėktuvo taip matos. Ne taip gražu. O, žiūrėk, jau atvažiuoja. Kalnuos dainuoja, rageliai uli-ulio ir žydi gėlės tenai kalnuos dainuoja, rageliai uli-ulio ir žydi gėlės tenai kai tylus vakaras ateina, saulutė leidžias už kalnų ir tolumoj nakties padangė sužiba tūkstančiai žvaigždžių. Ir čia ko geras reikės ir nėra, yra dar kokį. O kadagys čia užauga tik tais tokio dydžio. Na, mes dabar einame palydėti saulės, nusileidę nuo viršukalnės 2000 metrų virš jūros lygio. Čia yra tik tais 1500, tai yra 1,5 kilometro virš jūros lygio. Palydėsime saulę, nes iš ten matosi ir pagrindinė kurortinė ta vieta prie jūros. Matau. Oi, kiek gražiai sustoja.
Dabar labai lėtai ranką kelk. Dar. Gerai. Būk dabar tai būk. Būk taip, visą laiką tai būk. Ja. Čia vanduo. Čia žuvis nori valgyti. O čia. Tai duok jam duonas ar batoną. Duok už tų. Liep, Liep už tokį trauk. Kažkaip mūsiškiai žiūri tą žuvis ir visi patiekalus mato. Nu tai jo. Jeigu pagauti vieną. Tas raudons pridvėsimą matyti. Vieną gal tai tik pul, galvoju, apie vaikams. Aš čia būsiu gyvenimą stabdžiai gali. Dėdė, a man negalima fotkį? Stabdžiai. Galiu. Stabdžiai. Tu eik pro čia. Tu agėdė praeik. Nufotografavau, Aš noriu, kad nestabdyk. tu praeitumai. Aš nenoriu. Aš nenoriu. Tada gausi. Nieko negausi. Čia Vojko Mitičius lakstė su Mustangu. O, matai, kas matė filmą Sidabro ežero turtai? Ten bet tas žolsis pradės daryti. O. Главное, ты шиле. Да, кабальки. Matai, kiek metalo laužo, a? Čia mūsų nėra. Mūsiškiai Nu. tuoj su lizakais. Čia aš maisteris.